Mielą malonu jūs visus matyti, norėčiau pagarsinti, turiu garbės pagarsinti Kauno rajono tarybos narių, dirbančių opozicijoje kreipimąsi. Kauno rajono savivaldybės darbuotojams, įstaigoms, organizacijoms, jų darbuotojams, nariams ir gyventojams. Kauno rajonas dėl jame vykusio gražaus renginio Laisvės pikniko trumpam buvo tapęs Lietuvos laisvės sostinėmis. Nuoširdžiai norime, kad ši laisvės dvasia išliktų, būtų skatinama ir puoselėjama. Norėdami pamiršti bauginimo atmosferą, nuomonių cenzūrą, valdžios spaudimą tarnauti jai, o ne visuomenės interesui ir visas priežastis, dėl kurių ir įvyko Laisvės piknikas, siekime versti naują lapą Kauno rajono gyvenime. Kreipėmės į visą savivaldybės įstaigų bendruomenę, savivaldybės administracijos tarnautojus, įstaigų ir organizacijų darbuotojus, o ypač švietimiečius. Jūs esate tie žmonės, kurie dirbate rajono žmonių geroviai ir nuo jūsų laisvės priklauso, ar galite nevaržomai atlikti savo pareigas. Neįskiriant mūsų atstovaujamų politinių jėgų, vieningai pasisakome už laisvą ir demokratišką Kauno rajoną, kuriame vyrautų nuomonių ir įsitikinimų įvairovė. Esame įsitikinę, kad švietimo ir kultūros įstaigos turi būti laisvos nuo perdėtos biurokratinės ir politinės kontrolės. Manome, kad visos savivaldybės įstaigos turi būti atviros visiems, o renginių organizatoriai turi teisę savarankiškai spręsti dėl savo renginių tikslų. Kviečiame visą savivaldybės įstaigų bendruomenę ir pilietiškus rajono gyventojus puoselėti laisvės ir atsakomybės atmosferą Kauno rajone, kartu kovoti su bauginimo atmosfera, cenzūra, nuomonių ribojimu, kišimus į įstaigų veiklą, nurodinėjimu, kaip vykdyti pareigas, tarnybos ribojimu. Pasirašo Kauno rajono savivaldybės tarybos nariai Gintautas Krilavičius, Regina Lukoševičienė, Romas Majauskas, Česlovas Paulauskas, Viktoras Pranckietis, Gvidas Rutkauskas, Laima Stankevičienė, Asta Ulinskaitė, Justinas Urbonavičius ir Dalytė Radzevičienė. Ačiū. Ačiū. Ir manau, kad tai irgi bus demokratiška. Aš dar kartą noriu labai aiškiai pasakyti, kad piliečiai turi teisę kritikuoti valdžią. Tai yra sveikos visuomenės požymis. Aš tą pasakiau žiniasklaidai ir visuomeniai. Todėl idėją surengti Laisvės pikniką vertinau ir vertinu kaip labai sveikintiną iniciatyvą. Gaila, kad pretekstu padiskutuoti apie laisvę tapo nemalonus incidentas. Aš tą pripažįstu, nesusikalbėjimas, bet noriu pasakyti, kad esu tiesiogiai išrinktas Kauno rajono meras, todėl jaučiu atsakomybę už tai, kas vyksta Kauno rajone ir žinoma, esu ir atsakingas. Didelėje savivaldybėje, sutikit, pasitaiko visko. Ir turbūt neklysta tas, kas nedirba. Na, pasakyčiau dar daugiau, nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Mes kartu būdami šitame piknike matėme daug jaunimo, patyrėme nemokamo, didelės apimties koncerto, gražų renginį. Tik žinoma, manau ir galvoju, kad geriau, kad tokie renginiai nevyktų prieš Lietuvos Respublikos rinkimus, o jie vyktų mums visiems sutartų laiku ir tarnautų visai visuomeniai. Manau, kad šitą renginį iš tikro turėjo galimybę matyti visi, dalyvauti visi. Ir man atrodo, mes visi tikrai padarysime reikiamas ir aš išvadas. Aš suprantu, kad politikams taikomi tikrai aukšti kriterijai, reikalavimai ir atsakomybė. Tačiau ją tikrai turime jausti ne tik politikai, visi. Ir žurnalistai tame tarpe. Aš tikrai apie tą, vadinkim, atvejį sužinojau vėlai vakare. Aš iš karto sureagavau ir nuoširdžiai atsiprašiau žurnalisto Tapino ir pasakiau, kad mes ir aš ne prieš, kad toks renginys vyktų Kauno rajone. Dar daugiau.
Pas mus tokie renginiai vyksta ir Akacijų alėja, ir Liepos 6, ir per rudens sambarius. Visiems vietos, erdvės Pakaunės krašte užtenka. Mane tikrai neramina, kad mes kalbėdami apie patyčias ir smurtą kartais pamirštame, kad esame suaugę ir už tai esame irgi atsakingi. Aš noriu pasakyti, kad ir aš, ir gerbiamas Tapinas dalinomės pas Lietuvos Respublikos prezidentę patirtimi ir kalbėjome apie patyčių ir smurto prevenciją. Aš kalbėjau Kauno rajono konteksto. Ir ten pabrėžiau, kad dažniausiai iš suaugusių šitie dalykai irgi stebimi. Ir mes dabar šituo atveju pamatėme, kiek daug, kabutėse gražių epitetų, buvo pasakyta apie Kauno rajoną. Žinoma, pasakyta ir apie Kauno rajono savivaldybės merą, bet pasakyta ir apie visą bendruomenę, kad čia vos ne Šiaurės Korėja. Aš noriu atsakingai pasakyti, ir jūs tikrai tą žinot, kad visose nedemokratiškose valstybėse ir iš tokių valstybių žmonės bėga. O į Kauno rajoną atvyksta kasmet vis daugiau ir daugiau gyventi žmonių. Čia gimsta vis daugiau ir daugiau jaunų piliečių. Ir mes šiandien turime galimybę ir kitų problemų sprendžiant, darželio problemas, ir matot, kiek mes jų pastatom ir ką mes darom visi, darom net daugiau negu galim. Kad čia yra verslui ir visai visuomeniai metami tokie kaltinimai, aš sutinku, kad jie ne visiškai, mano supratimu, atitinka tikrovę. Tai dar kartą noriu pasakyti, tikrai aš suprantu, kad kritika valdžiai galima, bet jinai turi būti ir atsakinga, nes žodis laisvė tai tik tai žodis, bet už žodžio laisvę turi būti ir atsakomybė, turi būti darbai. Ir aš tikrai dar kartą suprasdamas, kad mes ko gero ne viską padarėm. Ir kad čia ir Kauno rajone, ir kitur yra tų problemų, aš su tuo sutinku. Bet aš ir toliau bandysiu kartu su jumis daryti tuos darbus. Ir taip daryti, kad tokių dalykų nebūtų, o tų gerų darbų, kurie būtų žmonių vertinami geriau, jų būtų daugiau. Ačiū už dėmesį.